Viskas prasideda tyloje. Metų metus narcizas rėmėsi tais pačiais ginklais – kaltinimu, pataikavimu, pykčiu, žavesiu. Jis juos keitė kaip fokusininkas, išsitraukdamas iš rankovės pažįstamus triukus. Kiekvienas jų buvo sukurtas tam, kad išprovokuotų reakciją. Jis žinojo, jei pavyks priversti tave gintis, teisintis, aiškintis ar net verkti, jis vis dar laikys virputes savo rankose. Tačiau šiandien kažkas pasikeitė. Žodžiai netenka galios. Kaltinimai nueidė ir lieka be atsako. Pataikavimas nebežiba. Pyktis, kadaise toks sprogstantis, dabar atrodo beveik teatrališkas, nes tu, empatas, nejudi. Tu nebereaguoji. Tau neberūpi. Pirmiausia, narcizas tai pastebi akyse. Ten, kur anksčiau buvo ugnis, skausmo, meilės ar lojalumo, dabar tik ramus atsiribojimas. Ši ramybė jį gąsdina labiau nei bet koks riksmas. Pykti galima sutramdyti, ašaras išnaudoti, aiškinimus iškraipyti, bet tyla yra mirtina jų galiai. Nes galia niekada nėra absoliuti. Tironas be pavaldinių tai yra vienišas aktorius, kartojantis tekstus tuščiame teatre. Taip pat ir narcizo valdžia egzistuoja tik tol, kol empatas sutinka žaisti jam paskirtą vaidmenį, duodančio, atleidžiančio, be galo patvirtinančio kito vertę. Kai empatas atsitraukia, visa dinamika sugriūva. Žaidimas baigėsi. Narcizui ši griūtis atrodo kaip mirtis. Jo tapatybė visada priklausė nuo veidrodžių. Nuo to, ką mato kitų akyse. Susižavėjimą, baimę, atsidavimą. Tu buvai aiškiausias veidrodis. Tas, kuris atspindėjo jų iliuziją, didybę, aukos vaidmenį, viršenybę. Ir kai veidrodis tampa tuščias, jie pagaliau susiduria su tuo, nuo ko bėgo visą gyvenimą. Su vidine tuštuma. Bet tu nebesusviruoji. Tu pagaliau išėjai iš spektaklio ir narcizas supranta, kad jo ginklai bejėgiai prieš tą, kuris nebedalyvauja. Tai akimirka, kuri jį panardina į paniką. Ne todėl, kad jis prarado tave kaip žmogų, o todėl, kad prarado kontrolę. Jis neaprauda meilės, jis aprauda galę. Grandinė, kuria jis buvo tave surišęs, dabar guli ant žemės ir jis nebegali jos pakelti be tavo sutikimo. Narcizo ir empato dinamikoje sutartis paprasta. Empatas aukoja, narcizas vartoja. Kai empatas pabunda ir atsisako vaidmens, kontraktas suyra. Lieka tik grina tiesa. Vienas žmogus, kuris negali gyventi be kontrolės, ir kitas, kuris pagaliau pasirinko laisvę. Tyla išsitempia. Narcizas ją jaučia kaip dusulį. Tu kaip orą. Pirmą kartą. Tikrą įkvėpimą po daugelio metų. Ir nors narcizas kovos, maldaus, grasins, kad tave susigrąžintų, giliai viduje jis jau žino. Ta akimirka, kai tau nustojo rūpėti, baigėsi jo valdymas. Narcizai nėra žiaurūs vien iš malonumo. Jų visa asmenybė paremta trapia konstrukcija, nuolatinių poreikių būti patvirtintam, matomam, girdimam. Be to jie tušti, su tuo trumpam išsipučia. Narciziškumas nėra vien puikybė, tai yra priklausomybė. Narcizas priklauso nuo kitų, kad šie neštų jo šešėlio svorį, visą nesaugumą, gėdą ir tuštumą, kurių jis negali pakelti vienas. Užuot pripažinęs tai, jis projektuoja į išorę. Ir kasgi geriau tam tinka, jei ne empatas. Tas, kuris girdi, atleidžia, tiki, kad gali išgydyti. Šviesus manipulacijos pavidalas tai būdas išgyventi. Įtikindamas tave nešti jo šešėlį, narcizas išvengia savo paties griūties. Dėmesys. Narcizui dėmesys yra nemalonumas, o deguonis. Pagyros, ginčai, pyktis, viskas jį maitina. Todėl jis kuria konfliktus. Geriau būti nekenčiamam nei ignoruojamam, nes neapykanta vis dar reiškia, kad jis egzistuoja. Empato lūžio taškas dažniausiai nebūna viena scena ar išdavystė, tai metų kaupimasis. Maži pjūviai, tylūs vakarai, begalinės savęs kaltės naktis, kol galiausiai kažkas viduje ima trūkinėti. Tada ateina suvokimas, aš jo neišgelbėsiu ir man nebereikia. Iš pradžių šis suvokimas atrodo žiaurus. Empatai įpratę tikėti, kad jų vertė yra duoti,
Jie išmokyti, kad meilė pelnoma per auką. Ir galiausiai empatas pats išsenka. Ateina rytas, kai kūnas jaučia išsekimą, kurio nemiga neišgydo. Tuomet įvyksta procesas, kuriame žmogus susigrąžina save iš pasąmoninių susipinimų. Empato atveju tai reiškia išsivaduoti iš vaidmens, kuriame gyveni kaip kito šešėlio funkcija. Lūžio taškas, kai šydas pakyla ir tu pamatai, kad tavo rūpestis nieko neišgydė, tik ištuštino tave patį. Ši kelionė tai grįžimas į šaknį, į vidinį namų pojūtį, į vietą, kur rūpestis su savimi tampa pamatu, o ne nuodėme, kur tylėjimas nebėra baimė, bet laisvė. Ši tyla nėra tuštuma, ji pradžia naujo gyvenimo, kuriame meilė gimsta ne iš trūkumo, o iš pilnatvės, kur tu nebe funkcija kito pasaulyje. Tu esi savo visatos centras.